neurolingvistinio programavimo tyrinėjimų sritis, tai yra ta subjektyvi patirtis. Ką ten tokio žmogaus savo vidiniam kompiuterį laiko, kaip ten yra viskas sudėliota, kaip jis tai subjektyviai suvokia tą pasaulį, kad pasiekia tam tikrų norimų rezultatų. Ir norint perimti tokį meistriškumą, norint perimti tą tokį subjektyvų pasaulio suvokimą, tą tokį asmeninį, personalinį pasaulio žemėlapį, kuris padeda žmogui pasiekti vienokių arba kitokių rezultatų, reikalingas tam tikras modelis, reikalingas tam tikras instrumentas. Ir tai yra pirmasis, taip jau laikoma oficialiai, pirmasis sukurtas neurolingvistinio programavimo metodas, technika, modelis, meta modelis. Žodelis meta reiškia virš, o modelis yra modelis, kažkoks tai kopija arba aprašymas arba procesas. Tai istorija sukūrimo yra labai įdomi ir įdomiausias momentas, bent jau man šitoje istorijoje, yra tai, kad ieškojo būdų, NLP kūrėjai ieškojo būdų, o kaipgi perimti gerąją praktiką, gerąją patirtį iš kitų žmonių, ką reikia daryti. Tai darė paprastuoju būdu, stebėjimo būdu, iš pradžio aprašinėjo viską, ką kitas žmogus darė ir jiems kilo daug klausimų. O kaip tu tą darai, o ką tu ten darai, o kas čia, o kas čia. Iš šito proceso, iš to papildomo klausinėjimo, tiksliau pasitikslinimo ir kilo, ir gimė, ir įsivystė būtent šitas modelis, apie kurį šiandien kalbu, meta modelis. Taigi, dar vienas, vienas iš tų pagrindinių, tikrai vienas iš tų pagrindinių NLP praktiko kurso modelių, meta modelis, ir jis apima tokį procesą, apibūdina tokį procesą, kaip žmogus apdoroja informaciją, ją įsaugo savo kietam diske asmeniniam, pavadinkim taip, pro kokius procesus tai praeina ir įdomiausia, kaip jis apie tai paskui ištransliuoja kitam, kokie tie mąstymo, situacijos suvokimo, mąstymo procesai vyksta ir kaip žmogus apie tai papasakoja, kaip jis apie tai kalba. Taigi, mes visi turim 5 pojūčius, išorėje yra 5 jutimo organai, 5 pojūčius ir pasaulį pažįstam per tos 5 pojūčius. Dar taip vadinamas bazinis NLP komunikacijos modelis, tai puikiausiai apibūdina. Ir mums yra įdomus momentas, kaip per tos 5 pojūčius gali būti 5 žmonės žiūrėti tą patį filmą, skaityti tą pačią knygą, tais pačiais 5 pojūčiais patirti patirtį, tačiau viduj toj subjektyviai patirty bus skirtingos istorijos. Kas atsitinka, kas čia tokio įvyksta. Tai informacija, kuri patenka per tos 5 pojūčius, praeina pro skirtingus filtrus, o apdorojama yra 3 procesų. Taigi pirmas procesas yra apibendrinimas. Apibendrinimas tai reiškia, kad kažkas yra smulkesnės detalės, yra sujungiamos į stambesnės detalės, nebūtinai tai yra teisingas dalykas, bet tokia generalizacija, apibendrinimas, kai atskiri elementai sujungimi vieną bendrą arba pagal vieną elementą iškart priklijuojama etiketė, kad yra kažkas tai tokio bendro. Kuom yra naudingas arba vertingas mums šitas procesas, apibendrinimo procesas, mes taip mokomės. Vieną kartą pamatėm, būdami maži, kaip tėvai atidaro duris, palenkia rankeną ir mums to užteko. Ir visur, kur pamatom daiktą panašų į rankeną, tikrai pabandom palenkti. Taip yra, mes apibendrinam, pradam galvoti, kad visur tai galioja. Kitas būdas, kitas elementas, kitas procesas, kuris apdoroja informaciją patenkančią į smegenis, yra praleidimas. Praleidimas arba ištrinimas. Tai reiškia, kad žmogus fiksuoja dėka tų savo psichologinių filtrų, fiksuoja tuos dalykus, tuos elementus iš to informacinio srauto, kurie jam yra aktualūs arba kokie filtrai tuo metu veikia. Tai praleidimo arba ištrinimo procesas apibūdina tai, jog kažką, kas mums aktualu, mes fiksuojam, kas mažiau aktualu, mes praleidžiam. Ir tai nereiškia, kad žmogus neteisus. Jis tiesiog pagalvojo, kad tai neaktualu, kad tai nesvarbu. Trečias procesas, trečias metamodelio procesas yra iškraipimas.
Tai reiškia, kad kažkokiai tai situacijai, kažkokiam tai procesui arba elementui mes priklijuojame etiketę, duodam kažkokį tai vardą, nebūtinai teisingai, nebūtinai įsitikinam priežasties pasekmės ryšių, galim daryti tu vietoj klaidą ir galvojam, kad taip turi būti, kad taip yra. Ne? Ir aišku, šalutinis efektas yra šitą vietoj, tai tas etikečių klijavimas. Ką reiškia šalutinis efektas? Nebūtinai mes esame teisūs, bet mes ieškom ko? Saugumo. Mums svarbu, kad būtų saugu. Ne? Tai kaip variantas, toks etiketės klijavimo arba iškraipimo, tai jeigu žmogus šypsosi, tai greičiausiai klijuojam tokią etiketę, kad jisai malonus žmogus. Ne? O galbūt jis yra išmokęs šypsotis, išmokęs, turi tokį gerą įgūdį ir specialiai kuria tokį įvaizdį. Ne? Nu, toks būtų pavyzdys. Tai dabar šitie 3 procesai tai yra informacijos apdorojimo ir suvokimo, įvertinimo, įprasminimo procesai. Tačiau kiekvienas iš šitų procesų turi savo sudėtinius elementus, kalbėjimo šablonus, kalbėjimo įpročius, angliškai patterns, language patterns, kaip mes šitus procesus įžodinam, kaip mes kalbam, ką mes pasakom, tai kažkaip mąstom, tie dalykai vyksta mūsų galvose ir kažkaip mes kalbam, kažkaip apibūdinam tą savo patirtį. Ne? Ir kodėl svarbu, kodėl vertinga tai žinoti, suprasti ir pritaikyti dėl paprastos priežasties. Metamodelis padeda atkurti tikrąją tiesą, kiek jos įmanoma, tikrąją realybę, o kaip buvo iš tikrųjų išoriai. Ne kaip pasirodė, ne kaip aš pagalvojau, ne kaip man atrodo galėtų būti, o kaip buvo iš tikrųjų tokia faktinė informacija. Tai ir vėlgi grįžtų prie metamodelio kūrimo proceso, stebint tos korifėjus, kurie psichoterapeutus, kuriant NLP, stebint korifėjus, psichoterapeutus, kaip jie tai daro, prašinėjant jų elgesį, autoriams kilo klausimų, kaip jie tai daro, o kaip tu supranti, kad reikia daryti tą ir tą, o ką tu turėjai omeny, kai tu darai tą ir tą. Tai jie užduodami patikslinamosius klausimus, jie atkūrė, surinko, sumodeliavo Virginijos Satir, Fritzo Perlso, Miltono Eriksono darbo modelius, darbo šablonus tokius aprašė. Ir taip susikūrė neurolingvistinis programavimas. Taigi mums, kaip NLP specialistams ir žinovams, metamodelis padeda komunikuoti. Tai reiškia, mes jau sąmoningai galim sustabdyti save ir neklaidinti pašnekovo, tai kalbėti tiek tiksliai, kiek reikia tiksliai. Komunikacijoje būdami ir išgirdę sakinį, teiginį, argumentą, kuris ar nelogiškas, arba kyla mums įtarimų, kad jis nėra teisingas, galim užduoti patikslinantį klausimą, specifinį patikslinantį klausimą, kad atkurtume tą tiesą, kad būtų aišku, o kągi žmogus iš tikrųjų turi omenyje. Tai toks labai vertingas, labai naudingas modelis, mokantis, kuris moko efektyvaus komunikavimo. Tai užduotis man taip kalbėti, kad mane suprastų, tokiom tiksliom detalėm, tokiom tiksliom frazėm, kad mane suprastų. O jeigu pašnekovas kalba tokiu labiau abstrakcijom, tai aš moku paklausti, moku tikslintis, kad atkurti tą tiesą, suprasti, kaip jisai mąsto, ką jisai nori man pasakyti. O jeigu man reikia kažko mokytis, aš noriu kažko išmokti, aš visada galiu užduoti metamodelinius klausimus. Kaip tu tai darai? O ką tai reiškia? Nuo ko pradėjai? O kur būtent pradžiau? Kas turėtų gautis? Tai tiek apie vieną iš tų pagrindinių, beje patį pirmąjį NLP modelį, meta modelį.